Okei. Šaukštų hub. Haha. Jau praėjo valandą. Šitas pasiliko po... Ką? Tualetinis popierius. Au. Gerai. Oi, netyčia. Gerai, išjungsiu. Tik to. Kažkas prie durų. Kas galėtų būti prie durų? Reikėtų nusimaudyti. Čerli! Labas, Vilniau. Įleisk greičiau, labai šalta čia. Ateik. Gerai, Čerli, mes jau prie mano lovos. Pala, o kodėl mes ne prie sofos einam? Aš nenoriu prie sofos, tiesiog būkim prie lovos. Žinai, mes visada niekada nebūnam ant mano lovos. Mes būnam ant mano lovos, kai 3 draugai yra ant savo sofos ar kažką, bet jo. Kol taip smirdi, gal turėtum nusimaudyti. Gerai. Gerai. Einu nusimaudyti. Ar nusimaudusi? Jo, aš šiandien norėjau jam kai ką parodyti. Atnešiu tą dalyką. Jau nusimaudžiau. Jums užtruko kažkokios 20 minučių. Na, einu prie Čerlio. Turbūt ne per ilgai laukia. Čerli, nemigok! Vilniau, kur tu buvai taip ilgai? Aš žinau, kad tu dešia buvai. Bet taip ilgai 20 minučių kas maudos. Aš tai kažkoks 5 minutės nors. Todėl nes man žiauriai patinka labai karštą vandenį maudytis, žinai, tai aš tiesiog kas mėnesį tiesiog kartais, kai yra šiltas vandenis, aš tiesiog maudus ilgai. Gerai. Bet, Vilniau, aš tau turiu kai ką parodyti. Ateik. Vilniau, štai ką noriu parodyti. Orkaitė? Ar kaip vadinas? Ne, Vilniau, čia yra klounino mašina. Tai galiu klounint bet ką. Galiu klounint šitą gėlę, galiu klounint tave. Tave. Bet juk čia yra mano, žinai, orkaitė, čia ne klounino mašina. Tai aš nusipirkau tokį mažą dalykėlį, kurį turi įkišti į orkaitę, ar kaip vadinasi, ir, žinai, jį padaro į klounino mašiną, tai lysk. Čerli, tu mane truputį baisinė, nes tu labai nori, kad įlįsčiau šitą orkaitę. Patikėk manim, aš tavo geriausias draugas, aš tavęs nenužudyčiau. Aš įlysiu. Gerai, aš darysiu tave, Vilniau. Aš dar esu labai giliai. Žinai, nes čia daug vietos. Gerai. Gerai, tik reikia laukti 5 minutės dabar. Čerli. Ten truputį karšta. Pala, Čerli, o kur klounas? Nežinau, pažiūrėk. Tai neturėjo nutekti, jis durnas truputį. O kodėl jis taip buvo? Ne. Kažkas įdėjo vieną duoną ir tada 2 duonos. Jeigu įdėti daugiau nei vieną dalyką, jis mutuojasi, tai jis durnas kaip duona. Aš noriu ir vėl pamėginti, išimsiu šitą duoną. Gerai, Čerli, uždaryk mane. Šį kartą jis nebus durnas. Ar autistas, aš nežinau. Čerli, ar tai pavyko? Nežinau, pažiūrėkim. Labas, aš esu Vilnius. Čerli, jis ne durnas, bet kodėl jį toks balsas? Nežinau. Gal tiesiog? Labas, Čerli. Kaip tu esi? Man viskas gerai, Vilniau. Vilniau. Čerli, ką darai? Jau galime eiti prie lovos. Gerai, einam mano klone. Einam. Kas jis, Čerli? Jis klonas. Tu klona. Aš nežinau, kuris klonas. Einam. Tai Čerli, ką nori daryti su šito klono? Kaip iš visą neklauninai? Nežinau, galvau, kad bus linksma. Tu klonas. Ten tikras Vilnius. Jo, jis juk klonas. Aš ne klonas. Ne, tikrasis Vilnius sakė, kad klonas. Žinai, duplikuoji. Jo, Čerli, man atrodo, kad reikėtų jį pašalinti. Ane? Kuris iš jūsų yra tikrasis Vilnius? Čerli, juk kodėl mus nušausi?
Kuris iš jūsų yra tikrasis velnius? Čarli, mes nei nepanašiai atrodom. Ir mūsų balsai kitokie. Čarli, jis meluoja. Nagi, nušauk jį. Gerai, aš duosiu 2 testus. Kada mano gimtadienis? Nežinau, gruodį ar kažką? Tu pasakyk. Tavo gimtadienis yra lapkričio 10. Jo, tu netikras velnius. Ačiū, Čarli, kad pasirinkai tikrąjį Vilnių. Aš nežinau, kodėl tu kloną iš vis padarei. Gerai, kad viskas išėjo. Gerai pabaigoj. Kur dėsim tą, žinai, kūną? Nežinau, suvalgysim?